Diena. Ačiū už galimybę šnekėti, pristatyti pranešimą pirmam. Esu Mindaugas Dagys, inžinierius pasyvių namų projektuotojas. Bendrai pristatysiu keletą pasyvių namų, keletą energetinių, kurie tinka pasyvių. Apie pasyvaus namo standartą. Energetiškai efektyvaus namo standartas, pirmaujantis pasaulyje. Pasyvaus namo standartas tai yra pasyvaus namo institutas esantis Vokietijos, Darmštate. Šios idėjos pradininkas yra ponas Wolfganas instituto. Ir jau virš 30 metų jie vysto, projektuoja, šviečia visuomenę taip, kaip reikia statyti, projektuoti pasyvius namus. Pasyvus namai, lyginant su įprastais namais, kurie yra reglamentuoti kiekvienos valstybės šios dienos normose, kalbant šiai dienai, suvartoja apie 8-9 kartus energijos šildymui mažiau. 15 kWh vienam kvadratui per metus. Toks yra energijos poreikis šildymui. Startiniai dabar statomi namai, tai kas yra reglamentuota, yra apie 120-150 kWh. Pasyvaus namo idėja susideda iš, aišku, tai yra namo apvalkalas, yra gerai izoliuotos sienos, atitinkantis langai, 3 stiklų parametrų. Taip pat yra namo, labai svarbus yra vienas iš esminių dalykų namo sandarumas. Tam, kad atitikti pasyvų namą ir jį sertifikuoti, o jį sertifikuoja tik Vokietijos pasyvaus namo institutas Darmštate, reikia įvykdyti keletą parametrų. Tai yra, aišku, pagrindinis 15 kWh energijos poreikis vienam kvadratui per metus. Taip pat pirminės energijos poreikis 120 kWh, bei, aišku, reikia vykdyti būtinai pasiekti namo sandarumą, 0,6. Tas svarbus dalykas, ką pas mus dauguma žmonių jau yra girdėję apie pasyvius namus, bet dar ne viską žino, tai daugumai atrodo, kad pasistačius pasyvų namą Lietuvoje visiškai nereikia šildymo. Tai yra netiesa. Vokietijoje ir šiltesniuose klimatuose taip yra. Ten pasyvus namai, jie tuom ir pasižymi, kad papildomas šilumos šaltinis jiems nereikalingas. Todėl jie pasiekė šilumos apkrovą iki 10 W vienam kvadratui. Lietuvos klimatas yra ženkliai šaltesnis. Pas mus reikalingas papildomas šilumos šaltinis. Bet tai yra tik labai nedaug. Tai yra pirmieji, kaip jūs matote, pasyvus namai Lietuvoje. Pirmasis pastatas yra baigtas jau 12 metais ir Panaros kaime, Varėnos rajone. Tai reabilitacijų paslaugų centras, apie 600 kvadratų namas. Suprojektuotas ir sumodeliuotas jisai buvo ir pasiekta 13 kWh energijos poreikis, tai netgi geriau nei reikalaujama. Ir kaip minėjau, šis namas yra pirmas ir sertifikuotas Lietuvoje. Taip pat šiais metais buvo sertifikuotas antras namas, tai yra dvibutis gyvenamasis namas Kaune. Tai yra 2 butų po 135 kvadratus gyvenamo ploto. Šis namas suvartoja 14 kWh vienam kvadratui per metus. Matote, yra patiktas sandarumas, tai sandarumas pirmo namo buvo pasiektas dvigubai geresnis nei reikalauja pasyvus namas. Antro namo irgi taip pat pasiektas sandarumas labai geras. Tai yra labai svarbu. Tenkantis 2 namai, ką norėčiau pristatyti, kuriuos teko irgi projektuoti. Tai yra vienas namas Kaune, atitinkantis A+ klasę. Tai yra apie 17 kWh vienam kvadratui, tai labai nedaug iki pasyvaus namo standarto, bet tai vienas iš labiausiai energetiškai efektyvių namų Lietuvoje, nes jisai
pats pirmasis gavo A+ klasę Lietuvoje, kaip gyvenamasis namas. Ir sekantis projektas, kurį noriu paminėti, tai yra Itkausta statomas administracinis pastatas, kuris dar yra statybos stadijoje. Tai bus pirmas tokio dydžio, tai yra 22 aukštų pastatas, atitiks A klasę. Ir jo energijos poreikis šildymui bus tik apie 10 kWh vienam kvadratui per metus. Tai, sakyčiau, bus vienas iš efektyviausių pastatų, kai jis bus baigtas. Bet jisai pilnai atitiks pasyvaus namo standartus ir jį galima bus sertifikuoti. Trumpai pereisiu keletą sprendimų, kurie buvo panaudoti šiuose namuose. Pirmame Kauno Medeinos projekte, dvibučiame name, buvo projektuota ir įrengta pamato plokštė. Tai, kaip žinome, patys geriausi pamatai pasyviam namui, nes nėra šalčio tiltų, greitai montuojama, įrengiama, kaip matote, grindinio šildymo sistema, bei pasiekta labai gera šiluminė varža. Čia įdėjau keletą nuotraukų, kadangi pranešimas yra patirtis. Čia šią savaitę teko važinėti po sklypus ir užmačiau vieno namo plokštinį pamatą. Tai yra, kaip žmonės pasidaro pamatą. Nes kas liečia tokius pamatus Lietuvoje, kaip žinome, Skandinavijoje, Vokietijoje jie yra senai statomi, tai yra tapusi norma. Lietuvoje žmonės bijo, kad jis perlūž, apvirs, iškilnos šaltis ir taip toliau. Tai yra pas mus Lietuvoje labai blogai, kad yra dvi žmonių grupės. Vieni bijo kažką daryti, o kiti daro į blogąją pusę ir darydami blogus sprendimus daug ko rizikuoja. Tai čia vienas iš pavyzdžių, kaip nereikėtų statyti pamatų. Trumpai apie sienas. Visuose namuose buvo projektuotas skirtingos sienos. Tai yra, kaip ir nepaslaptis, pasyvų namą galima įrengti iš bet kokių medžiagų ir iš bet kokių sienų. Pirmajam name panaudoti polistirolio blokelį, neopor su neoporu. Tai ir jame tik pakako 25 cm šiluminės izoliacijos. Tai vėlgi paneigiant mitą, kad pasyvus namas tai yra pusę metro arba metro storio sienos. Sekančiame name tai buvo kombinuotos dvi sistemos, Velox blokeliai su neopor užpildu, bei papildomai reikalinga mineralinė vata ant išorės. Tai berods buvo apie 30 cm šilumos izoliacijos. Bei trečiam pastate standartinė labiausiai lietuvių mėgstama statybos sienos rūšis, tai yra trisluoksnė vėdinama siena, laikantis mūras, šilumos izoliacija, oro tarpas bei apdalinė plyta. Čia berods buvo tik apie 31 cm mineralinės vatos. Tas labai svarbus pasyvaus energetiško efektyvaus namo elementas, tai yra langai. Langai turi būti nedidesnės kaip 0,8 šiluminio laidumo koeficiento, bei labai gerai sumontuoti, tai yra sandariai. Jeigu matytumėte vienoje nuotraukoje, čia kampe yra panaudota vakuuminė izoliacija, tai yra, sakyčiau, dar neteko prieš tai matyti, kad Lietuvoje kas naudotų, bet mums teko pirmą kartą ją išnaudoti. Tai yra vakuuminė izoliacija, kuri 10 kartų šiltesnė už mineralinę vatą. Tai yra 1 cm atitinka 10 cm mineralinės vatos. Tai yra brangus gaminys, bet jisai yra naudojamas ten, kur yra labai dideli šalčio tiltai. Tai yra vitrinų montavimui, fasado žaliuzių montavimui ir taip toliau. Matote, paskutinėje nuotraukoje yra viena nuotrauka iš taip pat to trečiojo energetiškai efektyvaus namo. Tai yra montuoti mediniai langai, bet išnešti labai smarkiai į išorę. Šioje nuotraukoje jie yra išnešti 13 cm už pastato fasado.
už juodo mūro. Ir čia pirmajame name, kuriame mums teko panaudoti, tai buvo panaudota iš stiklo pluošto elementų. Tai visiškai be šalčio tiltelių montavimo būdas. Taip pat šitą gaminį gali pasigirti Lietuva, kad jį taip pat pristatė Pasyvaus namo institutė Vokietijoje. Ir tikrai vokiečiai buvo nustebę, kad lietuviai sugalvojo, išrado šį sprendimą ir panaudojo statybai. Ir jie atliko bandymus, atliko skaičiavimus ir buvo gauti rezultatai, kad vertinant šalčio tiltą, šie elementai visiškai yra neskaičiuojami. Kitas labai svarbus dalykas pasyviame name, kadangi dauguma langų turi būti projektuojami į pietinę pusę dėl nemokamos saulės šilumos vasarą. Žiemą, bet tuo pačiu vasarą galima jausti diskomfortą dėl saulės prikaitinimo. Todėl viename iš namų, kuriame buvo 75% langų orientuota į pietinę pusę, buvo panaudotas neišvengiamas elementas, tai yra apsauginės žaliuzės iš lauko, kurios sulaiko 85% saulės šilumos. Tai mano minėtas daugiaaukštis pastatas, 22 aukštų. Ir ką galima čia apie patirtį, ką galima pasakyti. Šis fasadas bus vadinamas segmentinis, tai yra kombinuota stiklo dalis ir užpildas. Tai stiklinė dalis yra 0,9 varža, o aklina dalis 0,15. Ir bendrai U vertė šio fasado yra 0,38. Šis pastatas, jo labai įdomi istorija, jis buvo suprojektuotas 2008 metais, įrengti pamatai ir laukia šių dienų, kada vėl statysis. Ir rangovas, statytojas nusprendė, kad jį reikia daryti energetiškai efektyvų. Bet kai susidūrė su tokiu fasadu Lietuvoje, nelabai kas pasiūlė įrengti tokio energetiškai efektyvaus fasado. Iš pradžių sakė, kad čia yra nesąmonė, čia niekas taip nedaro, taip toliau. Ir čia kaina bus 3 kartus aukštesnė, bet po 2 mėnesių dėrybų tie patys, kurie sakė iš pradžių, kad čia nereikia, to nereikia, pasiūlė fasadą, kurio U vertė dvigubai geresnė, tik už 10% didesnę kainą. Tai vėlgi iššūkis tai statybininkam, rangovam, kad reikia siekti to, nebijoti, kad tai bus brangiau ar dar kažko. Dabar šiek tiek apie sandarumą. Apatinėse nuotraukose matote, kaip reikia atlikti sandarumą, tai yra užklijuoti visas plėveles ir taip toliau. O viršuje aš įdėjau keletą nuotraukų, kaip nereikėtų daryti. Tai lygiai čia irgi buvo planuotas energetiškai efektyvus namas, bet įvyko atotrūkis tarp statybininkų, techninės priežiūros, gal projektuotojų ir kaip sumontavo garo plėvelę stogę ir kaip įrengė vatą. Ir atlikus šio pastato sandarumo bandymą, jis buvo viršytas 3 ar 4 kartus. Šiek tiek apie inžineriką. Tai pasyviame name Kaune buvo sumontuotas vokiškas Paul rekuperatorius. Tai yra tikrai numeris 1 visame pasaulyje su 91-92% naudingumo koeficientų. Tai momentinis dujinis katilas, kuris momentiškai ruošia karštą vandenį bei ruošia žemą temperatūrą grindiniam šildymui, kas yra įrengta pamate. Taip pat antrame aukšte pasyvaus namo projektavome antrame aukšte tik infraredinės šilumos plokštės, šildymo plokštės. Tai yra, galima kalbėti apie jas atskirai, tai yra vienas iš efektyviausių būdų šildyti pasyvų namą.
Pirmajame panaros pasyviajame name inžinierika buvo ženkliai sudėtingesnė, kadangi ten yra ir didelis plotas. Ir šiame name energijos poreikis vandeniui buvo 2 kartus didesnis už energijos poreikį šildymui. Buvo sumontuotas, dar reikia paminėti, kad šis namas yra miške, tai yra vėlgi riboja išteklius. Tai buvo pasirinktas žemė, vanduo, šilumos siurblys, vokiškas, Štybel. O dėl karšto vandens didelio suvartojimo įrengti saulės kolektoriai šiltam vandeniui ruošti. Šiek tiek apie pasyvaus namo arba standartinio namo kainą. Jeigu viršuje jūs matote, yra išdėstytas visas pastato gyvavimo ciklas. Namo statybos kaina sudaro jo visame gyvenimo cikle, tai yra renovacija, rekonstrukcija, išlaikymas ir taip toliau, tik tai 30% statybos kainos. Ir viršutinė juosta matosi standartinis namas, apatinis tai yra pasyvus namas. Tai pasyvus namas jis yra brangesnis, apie 10–11%. Bet kaip matom žalia linija, tai yra jo išlaikymo kaštai per būsimus 30–50 metų sumažėja 4–5 kartus. Tai reikia tikrai žinoti ir į tai atkreipti dėmesį, nes čia ir yra pasyvaus namo esmė, kad jūs ateityje mokėsite ženkliai mažesnės sumas, netgi kartais, į to namo išlaikymą. Ir paskutinė kreivė, čia galima paaiškinti ją taip. Žalia kreivė, matote, tai reiškia įtaka energetiškai efektyvaus namo, įtaka, kaip jūs galite sumažinti. Jeigu matote pačioj pradžioje, startup ir planavimo ir projektavimo fazėje jūs galite minimizuoti visas pastato išlaidas. Tai yra ne tik statybos metu, bet ir visas būsimas. Tai reiškia, kad kuo toliau, jeigu jūs nesuplanuosite projektavimo metu, o bandysite kažką keisti, rinkti įrenginius, keisti sienas, keisti langų statybos metu arba jau gyvenimo, naudojimo metu, tai įtaka to bus mažiausia. Esminis dalykas yra planavimas ir projektavimas. Visa kita, visi įrenginiai, medžiagos ir taip toliau yra tik įrankiai tam pasiekti. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Ačiū.